Kaip paveldima kraujo grupė? Trumpai ir paprastai apie kraujo grupių paveldimumą. Čia Matas, jam atsitiko nelaimė ir dabar skubiai reikalingas kraujo donoras. Netgi žinant, kad visa šeima nori jam padėti, bet Matui kraujo donorų gali būti tik vienas iš šios šeimos narių. O kodėl taip yra? Atsakymas yra susijęs su kraujo grupės paveldimumu. Paveldėjimo tema yra labai sudėtinga ir susijusi su tikimybėmis. Todėl mes paaiškinsime tik kelis pagrindinius principus. Matas ir jo brolis Paulius yra iš tėvų paveldėtų genų rezultatas. Brolių išvaizda lemia svarbi paveldima informacija, kuri yra užkoduota jų genuose. Abu tėvai per genus vaikams perdavė po vienodą kiekį informacijos. Tačiau kiekvienam vaikui atiteko skirtingo stiprumo požymių deriniai. Ir tai atsispindi jų išvaizdoje. Skirtingas genetinės informacijos derinys lėmė, kad Matas yra panašesnis į mamą, o Paulius turi daugiau tėčio bruožų. Tačiau broliai turi vieną bendrą bruožą – rudas akis. Taip yra dėl dominuojančių ir recesyvinių genų. Tai reiškia, kad dominuojantis tėčio rudų akių genas yra stipresnis negu recesyvinis mamos mėlynų akių genas, kuris paliko nustelbtas. Tai kažkas panašaus turėtų būti ir su kraujo grupėmis. Taip? Deja, tai ne taip jau ir paprasta. Bet pradėkime nuo pradžių. Žmonės turi 4 skirtingas kraujo grupės. A, B, nulinė ir AB. Raidės rodo antigenus esančius raudonuosiuose kraujo kūneliuose. Antigenai yra mūsų organizmo imuninės sistemos dalis, kuri apsaugo mus nuo svetimkūnių ir infekcijų. Mes visi turime po 2 antigenus, tačiau vaikui perduodame tik po 1. Ir kuris bus paveldėtas, lemia tikimybės. A ir B tipas yra stipresni negu nulinis tipas. Todėl, kai šie tipai susijungia, nulinis tipas lieka nustelbtas. Tik tada, kai abu tėvai turi bent po 1 nulinio kraujo grupės tipą, tuomet ir vaikas gali paveldėti nulinę kraujo grupę. A ir B yra vienodai stiprus antigenai ir jei jie abu susijungia, tada vaikas paveldi AB kraujo grupę. Bet kaip visa tai susiję su Mato kraujo donorystė? Mato imuninė sistema iškart reaguoja į visus svetimkūnius. Todėl perpilant kraują yra labai svarbu patikrinti, kokie antigenai yra perpilamame kraujyje. Jeigu kraują pilsime netinkamos grupės, tada organizmas šį kraują atmes kaip svetimkūnį ir Matui gali grėsti mirtis. Tai kurie Mato šeimos nariai gali jam padėti? Matas turi A kraujo grupę. Jo organizmas kovos su B kraujo grupės antigenais. Todėl jo mama ir brolis negali jam būti kraujo donorais. Jo mamos kraujo grupė yra AB, o brolio B. Mato tėtis priklauso žmonių grupiai, turinčiai nulinę kraujo grupę. Palyginus su mamos AB kraujo grupė, nulinė grupė negali šios nustelbti. Tačiau turi kitą puikų pranašumą. Ji neturi jokių antigenų. Mato tėtis yra vadinamas universaliu kraujo donoru ir jo kraujas gali būti panaudotas perpilimui. Ir Matas dabar jau greitai pasveiks. Ačiū vaikučiai, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.